Kodėl mes čia? Apsaugoti Vilniečių ir Lietuvos vandenį. Ką mes norime sustabdyti? Aplinkos ministro pataikavimą verslui. Apsaugokime. Vandenį nuo cheminės taršos. Geriamas vanduo. Ateities kartoms. Kodėl mes čia? Apsaugoti Vilniečių ir Lietuvos vandenį. Ką mes norime sustabdyti? Aplinkos ministro pataikavimą verslui. Apsaugokime. Vandenį nuo cheminės taršos. Geriamas vanduo. Ateities kartoms. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė. Turėk drąsos. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, 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 turėk drąsos. Kodėl mes čia? Apsaugoti Vilniečių ir Lietuvos vandenį. Ką mes norim sustabdyti? Aplinkos ministro pataikavimą verslui. Apsaugokime. Vandenį nuo cheminės taršos. Geriamas vanduo. Ateities kartoms. Kodėl mes čia? Apsaugoti Vilniečių ir Lietuvos vandenį. Ką mes norim sustabdyti? Aplinkos ministro pataikavimą verslui. Apsaugokime. Vandenį nuo cheminės taršos. Geriamas vanduo. Ateities kartoms. Ministrė, saugok vandenį. 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 Kodėl mes čia? Apsaugoti Vilniečių ir Lietuvos vandenį. Ką mes norim sustabdyti? Aplinkos ministro pataikavimą verslui. Apsaugokime. Vandenį nuo cheminės taršos. Geriamas vanduo. Ateities kartoms. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, turėk drąsos. Kodėl mes čia? Apsaugoti Vilniečių ir Lietuvos vandenį. Ką mes norim sustabdyti? Aplinkos ministro pataikavimą verslui. Apsaugokime. Vandenį nuo cheminės taršos. Geriamas vanduo. Ateities kartoms. Kodėl mes čia? Apsaugoti Vilniečių ir Lietuvos vandenį. Ką mes norim sustabdyti? Aplinkos ministro pataikavimą verslui. Apsaugokime. Vandenį nuo cheminės taršos. Geriamas vanduo. Ateities kartoms. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, turėk drąsos. Kodėl mes čia? Apsaugoti Vilniečių ir Lietuvos vandenį. Ką mes norim sustabdyti? Aplinkos ministro pataikavimą verslui. Apsaugokime. Vandenį nuo cheminės taršos. Geriamas vanduo. Ateities kartoms. Kodėl mes čia? Apsaugoti Vilniečių ir Lietuvos vandenį. Ką mes norim sustabdyti? Aplinkos ministro pataikavimą verslui. Apsaugokime. Vandenį nuo cheminės taršos. Geriamas vanduo. Ateities kartoms. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, turėk drąsos.
Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, išeik pasikalbėti. Ministrė, turėk drąsos. Ministrė, turėk drąsos. Gerbiamas ministrė, jeigu iki šiol neišgirdo, mes pakartosim savo kreipimąsi jums. Gerbiamas aplinkos ministrė, aplinkos ministerijos darbuotojai, mes šiandien čia susirinkome apsaugoti ir ginti Lietuvos vandenvietės ir atkreipti visuomenės dėmesį. Mūsų tikslas vienas – apsaugoti mums gyvybiškai reikšmingus geriamo vandens išteklius. Gerbiamas aplinkos ministrė ir ministerijos darbuotojai, 23 metų gegužę prokuratūra laimėjo bylą, o teismas konstatavo, kad pagirių vandenvietės mažinti negalima ir tokie veiksmai yra neteisėti. Teismas aiškiai pasakė, kad nenaudojami žemės gelmių ištekliai turi būti apsaugoti dar ir ateityje nuo bet kokių jiems kenkiančių veiksmų. Nutartis paremta Konstitucinio teismo aiškinimu. Ministrė, ar jums kyla abejonių dėl teismo sprendimo? Gerbiamas ministrė, kodėl vietoj to, kad laikytis įstatymų ir teismo sprendimų, jūs imatės keisti poįstatyminius aktus ir per savo kadenciją jau 5 kartus pakeitė savo įsakymą dėl požeminio vandenviečių aprobavimo. Ministrė, 5 kartus, kas kart vis labiau liberalizuodamas, vis labiau iškastruodamas, išimdamas viską, kas saugotų Lietuvos vandenvietės nuo naikinimo. Tokiais tempais žingsniuojant, savo anūkams pasakosime legendas, kaip jų seneliai galėjo gerti vandenį tiesiog iš čiaupo. Gerbiamas aplinkos ministrė, jūs darote geologijos tarnybą savo marionetę, kuri atlieka už jūs jūsų nešvarius darbus. O jūsų dar galendanti ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybė leidžia savo nurodinėti Vilniaus vandenims perskaičiuoti, o teisiškai sumažinti pagirių vandenvietės. Ministrė, kuo jums užkliuvo pagirių vandenvietės? Ir kodėl jūs norite ją sunaikinti? Ar bandoma sutvarkyti teisinę sistemą ir sukurti precedentą, kurio pagrindu Lietuvoje bus galima mažinti bet kurią vandenvietę ir toliau jau niekas nebesustabdys? Ar to siekiate? Gerbiami Vilniečiai, gerbiami Lietuvos gyventojai, Pargirių bendruomenė yra čia, kad apsaugoti visas Lietuvos vandenvietės. Nes jeigu šiam aplinkos ministrui pavyks įgyvendinti veiksmus, kuriuos jis atlieka spaudžiamas verslas, tai bus negrįžtamas procesas, kuris paveiks kiekvieną Lietuvos piliečio gyvenimo kokybę. Drąsos. Ministrė, išeikit pasikalbėti. Ministrė, išeikit pasikalbėti. Ministrė, turėkit drąsos. Ministrė, turėkit drąsos. Diena. Jeigu ir nuvirsiu šiek tiek, bet esu aplinkos viceministrė, Raminta Radavičienė, kuruoju jums rūpimas sritį, matyt, nežinau, kur aš čia galėčiau stovėti. Tai taip, tiesiog ministro darbotvarkė yra užimta, tai aš pabandysiu atsakyti jums rūpimus klausimus, pakomentuoti, nors tikrai teko garbė ne kartą virtualiai ir gyvai susitikti, bendrauti, tai dar kartą tada girdim, tikrai visus girdim ir norim girdėti ir girdim ir tai tiesiog gal tada trumpai pasakykite, kokie čia šiandien dieną, kokios pasikeitusios aplinkybės taip suneramino, kad neužteko tų pokalbių dalykinių kabinetuose ir virtualioje erdvėje ir atėjote prieš langus pareikšti savo nuomonę ir pilietinę savo demokratinę teisę išreikšti. Pone viceministrė, jūs gerai žinote, kad praeitais metais gegužę prokuratūra gynė Pagirių vandenvietę. Tai buvo pirmas sukurtas precedentas, kuris rodo, kad turėtų rodyti, kad vandenvietės turėtų būti saugomos. Ir sprendimą teismas pagrindė Konstituciją. Aplinkos ministras vietoj to, kad gerbtų Konstituciją ir teismo sprendimus, šiai dienai išleido įsakymą dėl vandenviečio aprobavimo. Mes gerai žinome, kad remintis šituo įsakymu yra nurodyta iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos pakartotinai mažinti vandenvietę. Tai yra reiškia, kad aplinkos ministras negerbė įstatymų, o bando poįstatyminiais aktais vėl mažinti vandenvietę. Kaip jūs galite pakomentuoti?
Žiūrėkit, aš noriu atsakingai pasakyti, kad nei priimtų teisės aktų, ar čia pastaruoju metu priimtų teisės aktų, nei inicijuotų teisės aktų išdavoje nėra jokių palengvinimų, kas susiję būtų su pavojingų cheminių medžiagų naudojimu vandenviečių apsaugos zonų teritorijose. Tai šitą noriu, kad išgirstumėt ir tą labai atsakingai sakau. Dėl ministro įsakymo, tai irgi per skambu turbūt suteikti tokius tiesioginius įgaliojimus ministrui savarankiškai, vienasmeniškai paimti ir pasirašyti įsakymą keičiantį arba ypatingai dar antikonstitucinį teisės aktą. Yra teisėkūros procesas, yra visos procedūros aprašytos, yra derinimas teisės aktų. Tai pastaruoju metu, kas buvo keičiama, atsižvelgiant į teismo sprendimą, tai tiesiog kadangi paminėjo, kad turi būti aiškiai teisiniam reguliavime įvardinti subjektai, kas turi iniciatyvos teisę, inicijuoti ir rengti apskritai vazo tikslinimo, keitimo, kas yra normalu ir gyvenime tikrai yra ne vienas atveju, tai tą mes ir padarėme, tai aplinkos ministro įsakymu yra aiškiai vardinti subjektai, kas turi iniciatyvos teisę tikslinti ar keisti vazo ribas. Tai šiuo atveju yra arba savivaldybė, tai yra vandenvietės savininkas, arba naudotojas, tai yra arba savivaldybė, arba savivaldybės įsteigtas viešasis vandens tiekėjas. Tada gal galite pakomentuoti, kam reikalinga pagirių vandenvietę sunaikinti. Vieną kartą jau jinai buvo apginta ir bandoma antrą kartą, manau, kad trečią kartą. Šiuo atveju tas ministro įsakymas vėl bendruomenė stato tokią poziciją, kad mes vieną kartą kartu su prokuratūra apgynėm vandenvietę. Tai ministro įsakymas buvo padarytas taip, kad mes turėsime vėl per naują ginti vandenvietę. Ir šiuo atveju, tai mes nekalbėkim vien tik apie girių vandenvietę. Tai įsakymas leis mažinti visas vandenvietės ir jūs sukūrėte tą teisinį precedentą. Bet gerbėmėjai, tai čia vat ir yra jums atsakymas. Iš tiesų teisės aktas, nes jūs tai iš tiesų atvykote dėl labai konkrečios, lokalios situacijos, dėl labai konkretaus ir tikrai matyt nebijote įvardinti ir pagarsinti, kur yra tikros tos laimės, taip, dėl labai konkrečios situacijos, dėl labai konkrečios ūkinės veiklos, kuri vis dar laikytina planuojama dėl to, kad veiklos taip ir nepradėjęs. Bet teisinis reguliavimas kuriamas visoms galimoms situacijom ir egzistuojančiom Lietuvoje, tai aš noriu dar kartą atkreipti jūsų dėmesį, kad vandenviečių apsaugos zonos yra tikslinamos, peržiūrimos ir tai yra normali gyvenimiška praktika, kurią diktuoja gyvenimas ir įvairios aplinkybės. Tai šiuo atveju tikrai yra labai svarbu, kad tą daryti, kad tas veiksmas būtų daromas profesionaliai, su visu rimtu pagrindimu tam, ir kad tą darytų tie, kas ir turi tokią iniciatyvos teisę. Tai ką ir teismas pažymėjo. Tai teisinis reguliavimas šiuo atveju tik ir buvo pakeistas. Bet aš dar teisinis reguliavimas buvo pakeistas ta kryptimi, kad Konstitucijos teismas pasakė, kad ištekliai priklauso Lietuvos Respublikai. Teisinis reguliavimas buvo pakeistas taip, kad išteklius gali atsisakyti naudotojas. Tai reiškia, kaip suprantu, man duoda daiktą, kad naudotis, ir savininkas tai nėra naudotojas. Šiai dienai teisinis reglamentavimas pakeistas taip, kad ne valstybė turi atsakyti, ne Lietuvos Respublika, bet kažkokia įmonė sukurta, kuri yra naudotojas. Jiems leista išgauti vandenį. O jūs Vilniaus vandenį, visas Lietuvos visus vandenis, visus naudotojus padarėte tokius, kurie gali atsisakyti vandenį. Žiūrėkit, neteisingai interpretuojat reikalą, tai vienas dalykas yra įstatymais suteikti įgaliojimai ir viešasis vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra ir savarankiška savivaldybių funkcija. Ir taip, pats požeminis vanduo yra valstybės turtas, bet infrastruktūriškai visa infrastruktūra kuriama ir šita paslauga viešoji yra teikiama pagal tą patį, ar teršėjas moka sąnaudų susigrąžinimo principą, mokant vartotojams ir abonentams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo mokestį, tai būtent viešųjų vandens tiekėjų. Tai, kad jūsų teisė kaip piliečių ir visų mūsų į kokybišką, visuotiną ir prieinamą paslaugą, tai šita paslauga turi būti užtikrinama savivaldybių ir vandens tiekimo įmonių. Tai
Dar kartą turbūt ir jūs sutiksite su tuo, kad tiek Pagirių bendruomenė, tiek bendruomenės, tiek šiandien dieną tokio stygiaus požeminio vandens mes tikrai rimto neturime, turbūt galim pasidžiaugti Lietuvoje ir ypač visom ateinančiom krizėm, kad esam viena iš šalių, kuri tikrai turime pakankamai požeminio vandens ir jį naudojame ir ne tik tai. Tai viskas tvarkoja, bet turbūt gerbiamas bendruomenės pirmininkė, nei jūs, nei aš nesam tokie profesionalai šios srities, kad šiandien dieną galėtume pasakyti, kad ar šios vandenvietės zonos ten patikslinimas, ar kitos vandenvietės zonos patikslinimas išauks rimtą iššūkį, kad mes neturėsim požeminio vandens. Tam ir yra profesionalų bendruomenė. Tai mes turime jį saugoti. Bet aš norėčiau, kad jūs kalbėtumėte apie esmę, gerai? Tai tiesiog tikrai čia yra aplinkos ministerijos, jos pavaldžių įstaigų, kaip Lietuvos geologijos tarnybos priedermė rūpintis, reguliuoti šitą sektorių taip, kad tikrai ir saugikliai būtų sudėti ir žvalgomi tie ištekliai taip, kaip reikia ir nedarant poveikio aplinkai ir panašiai, saugant taip. Bet aš tiesiog norėčiau kalbėti apie esmę. Aš noriu pasakyti apie esmę. Jeigu mes kalbam apie Pagirių vandenvietę, esmė yra tokia, kad Pagirių vandenvietė buvo mažinama dėl verslo interesų. Ne? Dėl įmonės, kuri, kaip ministras sakė, kita ministerija padarė blogus sprendimus ir dabar jūsų ministerija, aplinkos ministerija, turi gelbėti. Dabar mes paimsime išgelbėsime tą investuotoją. Man labai gaila, aš tikrai nuoširdžiai viliuosi, kad jam taip nutiko tam investuotojui. Bet mes su jumis, aplinkos ministerija, mes kūrime tokį precedentą, kad mes leidžiame vienam investuotojui arba vienai gamyklai atsirasti vandenvietės teritorijai ir mes sukūrėm precedentą, kad ir kitos gamyklos galės atsirasti vandenvietės teritorijai. Tai mums dabar gaila, tarkim, vokiečių investuotojo, man tikrai nuoširdžiai gaila, bet gal paskui bus gaila prancūzų investuotojo, olando, ispano. Ir po truputį mes tas vandenvietės taip ir atiduosim. Nejaugi daugiau Lietuvoje nėra vietų, kur statyti pramoninių gamyklų. Taigi kuriami pramoninės teritorijos. Tenais galima rengti. Kodėl buvo padarytas toks sprendimas? Man labai sunku kalbėti apie ministrą, nes ministras iš tikrųjų atėjo į šitą poziciją, jau vykstant šitai betvarkai. Ir aš negaliu kaltinti ministro, kai jisai, tarkim, galbūt norėdamas kažkaip išgelbėti tą investuotoją daro tokius sprendimus. Ne? Bet pačiam ministrui galbūt reikėtų užsiauginti jėgos ir pasakyti, žiūrėkit, tai yra blogai. Jisai ketvirtadienį pasakė, ne jo yra tas darbas padarytas, jisai galbūt gelbėjo, bet jo veiksmai taigi sukels didžiulę problemą. Suprantat? Gal ministrui reikėtų atsistoti ir pasakyti, ekonomikos inovacijų ministerija, mieloji, jūs darote sprendimus, kurie įtakoja ir mūsų ministerijos sprendimus. Paskui problemos dėl poveikio aplinkai vertinimo. Dėl statybos leidimų. Mes investuotoją pastatome į tokią nežinios situaciją. Taigi aplinkos ministerija 18 metais parašė ekonomikos inovacijų ministerijai. Vandenvietei statyti tokio objektą negalima. Tai dabar ekonomikos inovacijų ministerija sako, aplinkos ministerija spręs problemą, kurią mes užvirėm. Suprantat? Jo, žiūrėkit, aš gal patikslinsiu irgi, nes vis tiek gyvenam teisinėje valstybėje. Taip, ir teisės aktai tikrai detaliai reglamentuoja procedūras. Tai turbūt, vėlgi, čia nei ministras, nei jūs, nei aš, nei čia bet kuris matyt stovintis negali pasakyti, kaip čia dabar nutiko, kad būtent ten ir būtent taip. Turbūt reikia teisybės dėliai pasakyti, kad nėra teisės aktuose draudimo statyti veiklavietės arba rengti veiklavietės vandenvietės apsaugos zonos. Aš jūs stabdysiu šitoj vietoj, ne? Mes kalbam apie specialių žemės naudojimo įstatymą. Ir labai aiškiai tam parašyta, kas galima vandenvietės teritorijai, ko negalima. Remiantis tuo pačiu įstatymu, aplinkos ministerija 18 metais, ekonomikos inovacijų ministerija parašė, negalima to daryti. Jo, žiūrėkit, ne veiklavietės, dar kartą, nenutraukinėkite dabar, nes aš pasakysiu iki galo. Negalima naudoti pavojingų cheminių medžiagų. Taip. Ir dėl to, čia yra pagrindinis klausimas ir įmonės yra tos planuojamos ūkinės veiklos vykdytojo irgi didžiosios bėdos iš to ir kyla, kad dėl to ir poveikio aplinkai vertinimo procedūra, aš irgi norėčiau pažymėti, kad kaip žinia,
yra teisminės procedūros, vis tiek jos baigsis ir tada mes galiausiai turėsime atsakymą, kaip yra su poveikio aplinkai vertinimu. Po poveikio aplinkai vertinimo ir po statybos užbaigimo yra dar patikra objekto prieš veiklos pradžią, irgi dar papildomas toks aplinkosauginis institutas siekiant įsitikinti, kad mes tikrai padaryta iš įmonės pusės viskas ir tie saugikliai, kurie buvo įvardinti tiek poveikio aplinkai vertinimo metu, tiek pagal įmonės vykdomą veiklą ir pagal atitinkančius teisės aktus. Tai šitas irgi bus akilai į tą pasižiūrėta ir ta patikra įvyks tikrai tokia, ne tokia irgi kaip įprastai, nes vėlgi žinant jautrumus ir padidintas jautrumo zonas. O dėl vandenviečių apsaugos zonų tikslinimo, tai vėlgi yra reguliavimas ir laikantis to reguliavimo ir nežinant iš jo rėmų, ta iniciatyva arba bus, arba nebus. Tai čia vėlgi noriu tikrai dar kartą pasakyti, kad jūs irgi suprastumėt ir tikrai žinau, kad turit ir teisininkų savam tarpe ir tikrai teisės aktus irgi geba skaityti. Tai tokia iniciatyva yra ir tikslinimas iš tiesų yra galimas, klausimas yra pagrindimo. Ar tikrai reikalinga ta vandenvietė, nes kaip žinia, dalis vandenvietės yra nenaudojama ir tų išteklių tiesiog aprūpinant gyventojus geriamuoju vandeniu, tiesiog tų išteklių nereikia. Tai klausimas... Aš turėčiau kartu dėl to pagrindimo, ne? Tai teismas irgi nustatė, ne? Tai turi būti pagrįsta, kad to vandens tampim nėra, ne? Kad jisai negeriamas. Šiuo atveju jokio pagrindimo nėra. Yra tik tiek, kad mes perskaičiuosim dėl ko. Dėl kažko. Niekas nesako dėl ko. Dabar, mano viceministras, labai norėčiau pasakyti vieną dalyką. Mes apie tą problemą jau kalbame 2,5 metų. Aplinkos ministerijai mes tikrai argumentuotai aiškinam, kad einam labai blogą linkme. Bandat, jūs negaliu sakyti, kad ignoravot. Mes tikrai turėjom daug susitikimų ir kalbėjome. Bet tačiau visas veiksmas toliau vyko tą linkme, kad į tą dabartinę situaciją, kada mes turime tą pato, mes nei vienas negalim pajudėti iš vietos. Jeigu investuotojai būtų pasakyta prieš 3,5 metų, kad mes aiškiai pasakėm, blogai, ar nebūtų buvęs mažiau problemų, bet dabar mes toliau turim, keliam ir didinam tą problemą. Kas bus? Aš negaliu spręsti dėl teismo. Bet jeigu bendruomenė įrodys, kad tas investuotojas vis dėlto savo gamyboje naudoja pavojingas chemines medžiagas. Aš esu įsitikinęs kaip chemikas, aš žinau, kad jie privalės naudoti. Jie naudoja. Šiai dienai aš negaliu jų kaltinti. Aš galimai įtariu, kad tai, ką jie patikė aplinkos saugos agentūrai, tai yra nemelas, bet netiesa. Ir tai mes bandom įrodyti. Teismas tai nustatys. Bet ką mes darysime, kai teismas pasakys, kad vis dėlto galimai, gal nepasakys. Jeigu teismas vis dėlto pasakys, kad vis dėlto bendruomenės teisi, mes turėsime didžiulę tragediją. Suprantat? Žiūrėkit, aš čia ir noriu labai, kad mes kažkaip tada vienodai irgi matytumėm tą, galima išeiti iš tos situacijos, nes ką mes girdim irgi, nes tikrai, kaip sakėt, stengiamės su visom pusėm kalbėtis ir dar kartą vadovautis teisės aktais, kurie reglamentuoja ir procedūras, ir veiksmus, ir visą kitą. Tai esmė ir tokia, ką mes girdim, tai bendruomenės lūkestis yra vienintelis, kad ta gamykla būtų nušluota nuo žemės paviršiaus. Tai jeigu tokį lūkestį turite, tai, žinot, vėlgi, nežinau instrumento, nežinau reguliavimo, kuris tokią procedūrą diktuotų, bet jeigu yra... Aš matau, kad jūs einat tą linkme, bet labai noriu, aš paprasta Lietuvos gyventoja. Aš neturiu jokio teisinio išsilavinimo, neturiu jokio teisinio užnugario. Bet ką aš klausydama jūsų atidžiai klausydama, nepertraukinėdama, ką aš girdžiu, jūs bandot lokalizuoti iki bendruomenės kovos su gamykla. O mes šiandien su jumis kalbam apie visas Lietuvos vandenvietes. Jūs sakot, kad, kaip aš girdžiu, bet visiškai neteisininkai, jūs sakot, kad vandenvietės gali peržiūrėti priklausomai nuo gyvenimiškų aplinkybių. Jūsų ministras, ministerijos, sako, kad, gal investuok Lietuvoje ir persistengia, pritraukinėdama verslą. Kitaip tariant, jūs gyvenimu ir aplinkybėmis vadinate subjektus, kurių prierašė yra UAB.
Žiūrėkit, jūs irgi interpretuojat dalykus, mes irgi kalbame apie Lietuvą. O kokiais duomenimis jūs grindžiat? Sakot, kad yra prielaidų manyti arba yra kažkokias jūs išvelgiat rizikas, kad neužteks vandens, neapsaugotos vandenvietės, yra labai didžiulė rizika, nes net jeigu ir kalbam apie draudimą pavojingas cheminės medžiagas naudoti vandenvietės zonoje, tai čia mes kalbame apie prevencinę priemonę. Juk nėra leidimo apskritai pavojingas cheminės medžiagas pilti atsidarius šulinį ir tiesiai į geriamą į vandenį. Jeigu ne iš šulinį, o ant žemės, tada jau geriau. Bet jūs man galite pasakyti, kokia logika yra pilti ant žemės ir ypatingai, kai pavyzdžiui cheminės medžiagos net nekenksmingos, naudojamos veiklavietėje, pastate, angare ir tai mes kalbame O kokia logika yra iš viso įleisti į tą teritoriją cheminę pramonę? Dar kartą, tai irgi jūsų žiniai, nežinau, nes mes irgi labai aš pati asmeniškai labai domėjausi, kai tik tai atėjau ir radau šitą situaciją, tai noriu pasakyti, kad technologinė pažanga jinai irgi yra labai sparti ir atsiranda cheminė medžiagom, yra įvairūs pakaitalai, atsiranda ir mes tikrai žinome ir iš investuotojo, kad jie ketina investuoti irgi į papildomas technologijas tam, kad atsirastų galimybė irgi keisti ir keičiant procesus keisti ir medžiagas naudojamas, tai tikrai iš jų pusės irgi daromi tą Viceministrė, įstatymas nekalba apie tai, kokią reikia patiesti dangą, ar kokios technologijos galimas, negalimas. Įstatymas sako, vandenvietės teritorijoje turi būti ribojama cheminė taršą sukelianti ūkinė veikla. Ir įstatymo 106 straipsnis sako, kokia ta cheminė tarša yra draudžiama. Cheminės medžiagas draudžiama naudoti. Bet jūsų dabar išeinantis įstatymas, kuris jūs pateikėte Seimui, jūs jį apeidinėjate, jūs bandate sukurti tokius palengvinimus verslams. Dabar dar kartą, va čia sustokim ir dar kartą labai atsakingai noriu pasakyti ir tikiu, kad teisininkai ir neteisininkai, kiekvienas galite atsidaryti įstatymą ir pasižiūrėti. Nėra jokių palengvinimų kuriama susijusių su jūsų konkrečia situacija ir su pavojingų cheminių apskritai medžiagų naudojimu vandenvietės apsaugos zonoje. Tai tą atsakingai noriu pareikšti. Dalyvavote gerbiamasis klausimuose Seimo aplinkos apsaugos komitetas organizuotose. Aš dalyvavo ir Pramoninkų federacija, dalyvavo verslo atstovai ir aplinkos ministerija kažkodėl tai palaikė ne bendruomenės poziciją, o palaikė būtent verslo poziciją. Mes, palaukite, ne apie verslą kalbame apie argumentus ir pasiūlymų turinį. Taip, tai yra bendruomenių pasiūlymų turinyje yra irgi keletas aspektų, į kuriuos buvo atsižvelgta. O kaip jūs sakote, tie vadinamieji palengvinimai, tai čia tikrai ne verslo yra inspiruoti, o yra ir krašto apsaugos ministerijos, yra dėl gynybos tikslų tam tikros galimybės naudoti cheminės medžiagas, tada dėl specialių tų fluorintų dujų, F-dujos vadinamos, kurios garuoja, kurios naudojamos tiek šaldymo įrangoje, tiek šilumos siurbliuose, be ko neįmanoma apskritai veikla ir buitis, beje, nes reikia pažymėti, kad kokios cheminės medžiagos yra naudojamos elektros skirstomuose įrenginiuose. Tai dažniausiai ir yra F-dujos, dar kartą noriu pasakyti, tam, ką mes tai viskas tvarkoj ir tai jau mes net nekalbame apie tai, kas bus uždrausta tiek tai rinka, bet ir naudoti. Bet noriu pasakyti, kad jeigu kalbame apie F-dujas, tai apskritai tai yra cheminės medžiagos, kurios išgaruoja ir rizikos, kad jos paklius į gruntinius ar požeminius vandenis, jokios nėra. Tai čia vėlgi yra papildomi vertinimai, lygiai taip pat kaip net priešgaisrinės saugos ir gesintuvose irgi yra naudojamos cheminės medžiagos, kurios pagal įstatymą kaip ir negalėtų būti naudojamos. Tai sutikite, kad tai yra neproporcinga ir nelogiška, nes drausti gesintuvose naudoti medžiagas. Aš sutinku, kad jūs sakot sutikti, tai aš sutinku, kad jūs tikrai esate gerai išgirdusi verslo argumentus, pasidomėjusi jų naudojimo technologijom. O jums va taip žmogiškai, jums rūpi žmonių sveikata? Ar čia jau sveikatos apsaugos ministerijos dalis ir aplinkos apsauga to nesirūpi? Žiūrėkit, aš tai labai noriu, kad mes dabar, gal ne populistiškai nešnekėtumėm, tai žiūrėkit, man labai rūpi, bet aš noriu jums pasakyti dar, žinot, kaip bendruomenė, irgi labai didelė, norėčiau žinutę tokią irgi pasakyti, kad jūs irgi suprastumėt, kad potencialūs teršėjai gruntinio vandens yra ir vartotojai, eiliniai buitiniai vartotojai, kurių buityje labai daug cheminių medžiagų ir pavojingų tame tarpe naudojama. Ir neatsakinga elgsena
ir irgi gali sukelti rimtų padarinių. Dėl to šitą irgi yra labai svarbu Nuo ko įvertinti. pradėsit? Bet dabar turi 2 darbus, ne? Kaip pasirūpinti vandeniu. Neleisti verslui teršti, ir neleisti žmonėm teršti. Tikrai ir viena ir kita yra svarbu, nuo kurio pradėsit. Tai žiūrėkit, verslas šiandien dieną yra labai aiškiai statytas į teisinio reguliavimo rėmus ir yra dar, ką noriu pasakyti, mes turime kaip aplinkosaugininkai, vertinant poveikį aplinkai, galima ir faktinį, mes turime bent keletą instrumentų, kuriais mes vadovaujamės. Kaip žinia, yra vienas dalykas poveikio aplinkai vertinimas, tada yra patikra objekto prieš veiklos pradžią, tai yra jau tada, kai ir statybos užbaigtos, ir testavimo darbai visi atlikti. Tada dar papildomas yra toks tarpinstitucinis patikrinimas vyksta ir visos institucijos pasižiūri, ar išpildytos visos sąlygos ir priešgaisrinės saugos, ir aplinkos saugos, ir kad tikrai būtų uždegta žalia šviesa gamyklos paleidimui. Vėliaugi yra visa puokštė instrumentų, kuriais mes vadovavomės prižiūrint, ar įmonė laikosi išduoto leidimo ir išduotame leidime sąlygų, kuriame bus labai aiškiai ir iš teisės aktų išplaukiančios normos, kiek gali teršti, kuo gali teršti, kokios normos. Jas viršijant vėlgi yra toks instrumentas, kaip populiariai ir buitiškai tarp mūsų įvardintas valstybių. 3 kartus per metus tą patį pažeidimą padarius yra galimybė stabdyti leidimą. Ministrė, kiek veikia tas 3 kartus? Nors viena šiandien dieną sustabdytos yra šiaip didžiąją dalimi atliekų tvarkymo įmonės, yra jau ne vienas ir ne 2 leidimai yra panaikinti būtent dėl šios priežasties. Bet reikia pripažinti, kad tas institutas nėra naujas. Aš neįvardinsiu dabar pavadinimo, aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje šiaip yra skelbiama ta informacija. Bet tikrai, jeigu pasidomėtume, tai tikrai rastume tas įmonės ir tą institutą mes tikrai kuo toliau, tuo dažniau naudojam, bet kaip žinia, jis yra pakankamai naujas. Tai kalbant ir apie monitoringą, taigi irgi ūkio subjektų monitoringas atliekamas ir patys vandenviečių savininkai irgi atlieka monitoringą. Tai visi yra saugikliai sudėti, nes mes, jeigu kalbant apie esmę, ar rūpi žmonių sveikata, tai vienareikšmiškai, tai mūsų ir takai yra viešasis interesas, tai yra ir kad nepatirtų aplinka poveikio, bet ir tuo neigiamų poveikio aplinkai nebūtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai. Jeigu, atsiprašau, čia šitą vietą noriu, kadangi labai į temą, sakėt, kad rūpi viešasis interesas, ta prasme, kai viešojo interesą jau apgynė teismas, ir apie geologijos tarnybos, bet teismas. Kaip jūs tai vertinat? Ta prasme, jūs sakot, kad jums ir jūsų institucijom, kurios yra jums pavaldžios, rūpi viešasis interesas, bet tai kodėl tada tenka tą viešą interesą ginti teisme ir teismas yra laimėtas? Kaip jūs tai vertinat? Čia yra, žiūrėkit, demokratinės valstybės labai normalus principas. Demokratinės valstybės principas yra nepaisyti teismo sprendimų. Bet žiūrėkit, dar kartą, vienas dalykas kreipimasis, nes jeigu dar kartą mes apie lūkesčius kalbėkime, nes kažkas, kai aš įvardėjau lūkestį, kažkas man už nugarą šūktelėjo, tikrai tai mūsų toks lūkestis. Tai yra patraukti gamyklą iš tos teritorijos. Tai ta prasme, kalbėkime apie tikruosius lūkesčius, nes jeigu jūsų lūkestis yra gyventi švarioje, saugioje aplinkoje, nes šiandien dieną aš noriu pasakyti taip, yra netgi protestai dėl atliekų surinkimo aikštelių. Yra protestai vykdomi, žmonės nenori tokio objekto kaip atliekų priėmimo vieta. Bet tai klausimas, o tai kieno tos atliekos ir kur tada jas surinkti ir kaip tą padaryti racionaliai, nes žmonės piktinasi, kad brangiai kainuoja, nes tada jeigu padarom kažkur nutolusias tas vietas, o tai iš kur tas brangumas atsiranda? Dėl to, kad važiuoja mašinos, tada teršia mašinos. Čia ne apie šiukšlę šnekam dabar. Bet aš kalbu ir apie tai. Aš kalbu apie pasipriešinimą. Pagirių bendruomenės lūkestis. Pagirių bendruomenės lūkestis yra sustabdyti tą teisinį precedentą, kada taršios gamyklos ateina į vandenvietės. Nes jeigu mes dabar leisime šitam precedentui įvykti, tai reiškia, kad mes nesustabdysime visur kitur. Jūs gerai žinote, kas buvo Darbėnuose. Irgi vandenvietės teritorija. Tai sustojo dėl to, kad pagirių bendruomenė sugebėjo apginti vandenvietės teritoriją. Ir tuo teisiniu pagrindu jie pasirėmė Darbėnų bendruomenę. Tai jeigu jūs toliau eisite tą linkme, kad liberalizuosim, leisim, darysim, šitą gamyklą įteisinsim. Antra, kaip mes paskui sustabdysim? Sakyt, mums reikia, mes norim čia pasakyti, mes labai geros technologijas naudosime, mes nieko neteršim, mes išasfaltuosime, bet negeršim įstatymą. Pažiūrėkit, jūs suprantate? Bravo!
noriu pasakyti, nu vien tai, kad ta gamykla šiandien dieną dar neveikia, nu tai yra akivaizdu, kad ir nėra to išpildymo visų sąlygų, kurios yra būtinos pagal teisės aktus. Tai Galbūt dėl to trumpai jinai neveikia, pakomentuosiu. kad jų išpildyti neįmanoma. Tai, bet tai tada vadinasi, jeigu jų bus neįmanoma išpildyti, jinai ir neveiks. Jeigu ta veikla nebus suprojektuota taip, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus, jinai ir negalės būti vykdoma. Tai šitą. Jums neatrodo ciniška galvoti, kad jūs įvardinot, kad 3 gyvybių procesas, ne, ten sakėt. O jeigu vis tik tai, ką sukūrė technologijos, kurių dar pakankamai nėra išbandyta, na, kad vat jos nesuveiks ir net 3 gyvybių reikės. Bet žiūrėkit, nu, apie hipotetinės tas teorijas, tai jeigu žiūrėti iš to taško, tai mes turbūt neturėtumėm nei vėjo parkų, nei saulės kolektorių, nes nu, daug kas daroma iš inovacijų pagrindų, nu, nežinant, ne tiksliai kaip, bet tam ir yra mokslas, tam ir yra mokslo tiriamieji darbai, tam ir yra mokslo verslo bendradarbiavimas. Tai na, ir ta iš tiesų pažanga technologinė, jinai labai rimtai eina į priekį. Tai faktas tas ir poveikio aplinkai vertinimo aspektu, tai yra ir visos ES mastu rengiami ir geriausiai prieinami gamybos būdai. Ir patiems poveikio aplinkai vertintojams, kaip šiuo atveju mūsų kompetitinga institucija aplinkos apsaugos agentūra, vėlgi yra ir rekomendacijos, ir įvairūs vadinami tie, na, knygos tos vadinamos, irgi, kad galima būtų irgi tobulinti ir procesus viduje ir įsitikinti, ir išorinių ekspertų galima pagalba ir samdyti juos, siekiant labai teisingai įsivertinti, ypatingai sudėtingų gamyklų atveju tas, kas yra daroma. Ir agentūra mūsų irgi yra, kai ypatingai ateina kažkokia sudėtinga gamykla, kurios dar technologija nėra išbandyta Lietuvoje ar panašiai, tai tiesiog irgi yra samdomi net į poveikio aplinkai vertinimo metu samdomi išorės ekspertai. Puiku, tai dabar žiūrėkit, paskutinis labai trumpas klausimėlis. Tai ar jūs pasitikit instituciją, kuri jau yra pažeidusi įstatymą? Čia apie ką? Apie bet kurią. Nu, aš nežinau, vienas dalykas, klausimas toks nelabai korektiškas. Gerai, žmogus, jeigu pažeidė įstatymą, jūs jo pasitikit ar ne? Tai ką reiškia pataišku, kaip, suprantat, kaip yra, reikia, kad kaltę įrodytų, jeigu teismas įrodė kaltę, tai natūralu, kad sunku vėliau tą kaltę nusiplauti, ne, ir tą pasitikėjimo kreditą atgauti, kartais tikrai čia kaip bet kur gyvenime, šeimoje, ne, ar šiuo atveju kaiminystėje, ar versle, tai taip, be jokios abejonės yra sunku. Tai, o čia jūs šitoje situacijoje... Bet jūs sakot, kad kažkokie kalti tie gyventojai, jie kažkaip nepasitikė, bandot susiaurinti mūsų problemą iki lokalios problemos, kažkokie keistuoliai, kažkokie rėkaltojai, kažkokie nepatenkinti. Bet ar buvo mano čia tokie išvados to, kas daro? Naratyvas toksai skamba, bet aš tikslinuosi, aš nekeikiu. Iš tikrųjų problema tai yra tokia, kad mes turime rezervinę vandenvietę. Vilniaus sostinės, kuri turi būti vandenvietė, turėtų aprūpinti sostinę mūsų būtent centrą, valstybės centrą, tuo atveju, jeigu ta vandenvietė, kuri dabar aprūpina būtent mūsų sostinę, kažkas tai su ja atsitiks. Ir dabar šiaip paėmus valstybės strategiją, kelti netgi minimalią grėsmę tai vandenvietė, kuri turės aprūpinti šitą sostinę ir šitą valstybę iš esmės funkcionalumu savo. Apskritai, koks tai požiūris yra ministerijos arba ministerijų arba vyriausybės, kad netgi minimalią grėsmę kelti tai vietai, kuri garantuoja valstybės egzistavimą. Nes dabartinė vandenvietė, jinai aprūpina valstybę su sąlyga, kad mūsų geras kaimynas, kalbama apie Baltarusiją, nekelia mums jokios grėsmės ir niekada nekels iš esmės, ir mes gyvename visiškai ramų gyvenimą, bet jeigu pasisuko tarptautinė situacija taip, kad nors kiek grėsmė kyla ir ta vandenvietė yra sustabdoma ir mes negalime gerti to vandens iš esmės, nes tai yra kelia grėsmę mūsų valstybei, mes įjungiame Pagirių vandenvietę kaip rezervinę, kurios negalime naudoti šiaip normaliai, nes gali būti, kad dar nepasitvirtino tie rezultatai, kurie duoda gamyklą kaip eksperimentinį variantą visai sostiniai.
Dabar taip, statome gamyklą ir žiūrime į eksperimentą, ar tai veiks ar ne. Ir jeigu kažkas atsitiks su pagrindinė vandenvietė, kuri dabar aprūpina sostinę, žiūrėsime dabar, kaip galės ta rezervinė veikti. Ar tai apskritai tai yra normalus požiūris kaip valstybės gynimo? Aš nežinau, kam ruoštis reikia. Ruoštis reikia apskritai sostinės ir valstybės saugumui. Ir kažkokia tai minimali grėsmė, jeigu kyla šitam dalykui, tą dalyką reikia tiesiog normaliai valstybinėme lygyje stabdyti, o ne verslo ir pagirių bendruomenės kažkokios tai konflikto susiaurinimo ribose. Va, Bravo! valstybės strateginis reikalas. Teisingai. Tai labai džiugu, kad jūs turite tos pakankamai informacijos teikti, kad ta prasme, šita vandenvietė yra tas rezervas, kuris išgelbės Vilnių nuo visų. Aš lygiai taip pat labai, kaip sakyti, šitų klausimų irgi domėjausi ir aš manau, kad viešai bus paskelbti irgi, nes Vilniaus vandenys irgi darėsi papildomą studiją ir papildomą vertinimą būtent Astravo galimos, sakykime, atominės elektrinės avarijos atveju irgi kokios galimos tada išeitis, iš kur turėtų būti ir kaip aprūpinami Vilniečiai vandeniu. Tai tikrai tos studijos rezultatai bus paviešinti, mes juos pirmosius esame girdėję. Tai tik noriu pasakyti, kad net ir įvykus tokiai avarijai, ta prasme, požeminio vandens tarša tikrai būtų ne po metų, ne po 2, tai eina kalba apie 10 kada galimai turėtų įtaką požeminiam vandeniui, jeigu apie tai kalbame. Bet žiūrėkit, bet aš tiesiog noriu pasakyti, gatvėje irgi čia, ne ta vieta, matyti, iš viso ne tas etapas, kur reikėtų matyti įtikinėti vieniems kitus, ar pavyzdžiui, apskritai kol kas aš tai suprantu, kad ir nėra tokio ant stalo projekto po teismo sprendimo, kol kas su pagrindimu, kuris eitų su iniciatyva vėl peržiūrėti tą vandenvietės apsaugos zonos. Atsiprašau, aš norėčiau Jūs patvirtinti, mes turime Vilniaus vandenų atsakymą į mūsų raštą, kur jie teigia, kad juos kreipėsi ekonomikos ir inovacijų ministerija su nurodymu ieškoti galimybių vėl perprobuoti arba sumažinti pagirių vandenvietę. Vilniaus vandenys remiasi būtent šituo gegužės 4 dienos ministro įsakymu. Tai reiškia, jūs truputėlį nesako teisybę. Ministerija ieško galimybių ir su kitom ministerijom vėlgi tą pačią pagirių vandenvietę mažinti. Bet žiūrėk, tai bet dar kartą. Ir tas ministro įsakymas bet yra jūs padarytas. sutinkate, kad teismo sprendime buvo vienas iš elementų pažymėta, kad teisės aktuose turi būti aiškiai vardinti subjektai, kas turi iniciatyvos teisę. Bet tai jūs užmirštate, kad teismas rėmėsi įstatymais ir konstitucinio teismo nutarimais, o jūs darote poįstatyminius aktus, keičiate žemiausio lygio įstatyminius aktus, ignoruodami įstatymus. Tai yra procedūriniai pakeitimai. Gerbėmėjai, tai yra procedūriniai pakeitimai, kurie lems visų Lietuvos vandenviečių ateitį. Bet tai nepaneigia būtinybės grįsti, nes esmė yra tokia, tam, kad tu pakeistumai tą pagrindinį. Kam būtinai ją reikia sumažinti? Nes jūs kuriate precedentą. Jūs vienoje vietoje jau padarėte tokį poligoną bandymų, kaip čia padaryti tuos įstatymų pakeitimus arba teisų aktų pakeitimus, kad ir paskui juos visur panaudoti visur kitur. Žiūrėkit, tikslinimai vykdomi vandenviečių apsaugos zonų, nes, ir dar kartą sakau, gyvenime tas yra daroma ir ne tik nebūtinai pagiriuose, o visoje Lietuvoje, visa Lietuvos teritorija įman. Tai šita procedūra, jinai aprašyta tam, kad tas būtų procedūriškai teisingai ir daroma. Aprobavimas yra išteklių didinimas, įsisavinimas, o ne jų mažinimas. Aš suprantu, kad tai yra daroma, o galbūt tai nereikėtų daryti. Gal reikėtų dar pasikapstyti, kas tu Lietuvoje daroma kitur, ne tik pagiriuose. Bet kokiu atveju aš noriu tą pasakyti, tai yra teisiškai apibrėžta, reglamentuota procedūra ir ta prasme, ir arba jinai vyks, arba jinai nevyks. Iniciatyvos teisė, kas turi, yra aiškiai apibrėžta, mūsų vaidmuo kaip aplinkos ministerijos procese irgi aiškiai apibrėžtas ir tiesiog šiandien dieną kol kas nėra to projekto tokio, kurį mes galėtumėm čia labai konkrečiai panagrinėti ir pasakyti pagrįstai, yra pakankamas pagrindimas jame ar ne. Ta prasme, jūs susiradote pagrindimą ir toliau iniciatyva eina tą linkme, kad pagirių vandenvietę vis tiek mažinsit, nesvarbu. Ar mes norim ar nenorim, ar teismo sprendimai pasakė vienaip ar kitaip, Žiūrėkit, jūs vis tiek įsikabinote ir kursite tą precedentą. Žiūrėkit, mūsų misija yra dar kartą. Jūs kalbate su aplinkos ministerija, mes turime aplinkos
aplinkos, mūsų pavaldžios įstaigas, kurių mūsų pagrindinis tikslas saugoti aplinką ir su aplinkos saugojimu saugoti kartu ir žmonių sveikatą. Tai požeminis vanduo ir žemės gelmės taip pat yra mūsų reguliavimo sritis. Tai saugokit, bet kodėl jūs jas nesaugot? Aš tą ir noriu pasakyti dar kartą, kad mes saugiklius turime tą daryti ir mes viską nepažeisdami teisės aktų ir stengsimės, kad tai vyktų ir kad vykdoma veikla bet kur. Jeigu jūs keisit, Pone viceministrė, 2 kartus mes jau įrodėme, kad jūs pažeidėt, ne jūs asmeniškai, bet valstybės institucijos pažeidžia teisės aktus. 2 kartus jau įrodė. Ar mums taip ir toliau reikės taip daryti? Jūs apskritai norite gyventi, vaikai užauga, ateina anūkai, juos irgi pamatyti, jūs norite gyventi. Tiesiog paprastas klausimas, jūs kaip žmogus norite gyventi. Žiūrėkit, labai tai... Aš tiesiog klausiu žmogiškai. Žiūrėkit, tokie klausimai, taip, noriu gyventi. Taip, bet aš nežinau, kodėl jūs darote prielaidą, kad čia su šitos gamyklos atidarymu jūsų gyvenimas pasibaigs. Jūs jau vokiečių, kur jisai gyvena? Dabar galiu paklausti, kur irgi jūs gyvenate? Aš gyvenu gamyklų apsuptyje. Gyvenu gamyklų naudojantį cheminės medžiagas. Kokiu atstumu? Aš tiesiog, ką aš jums galiu pasakyti. Bet jeigu galėtumėt pakeisti, kažką keistumėt? Tai aš tiesiog, tai yra vėlgi tos gamyklos išdygo po to, kai aš jau pradėjau gyventi tenai ir jos buvo statomos, o ką reiškia pakeisti? Aš gyvenu teisiniai valstybei. Aš tikiu valstybinėm institucijom, kurios rūpinasi mano gerovę ir man, jeigu yra gamyklos pasistato pagal vadovaudamosi teisės aktų, išgauna leidimus, taršos, turi labai aiškias normas, kiek gali ir ko gali teršti, tai tiesiog apie tai turbūt reikia kalbėti. Mes, turbūt negali būti Lietuvoje, nebūti gamyklų, nebūti nuotekų valyklų, nebūti, Mes apie vietas kalbam. Vandenvietės teritorija. Taip. Kodėl Jūsgi žinojot, kad jinai buvo ta vandenvietės teritorija visą laiką ten. Tai žiūrėkit, bet ne aplinkos ministerija inicijavo. Bet jūsų dabar paprašė inovacijų ministerija sutvarkyti šitą reikalą. Ir jūs tvarkote tam, kad visas tas reikalas susiglaistytų, ar ne taip? Tai ne tai, kad užsiglaistytų. Dar kartą, mes taip, šiaip beje teisės aktai keičiami dažnai, reaguojant ir į teismų sprendimus, ir į institucinius pasikreipimus, ir į gyvenimišką. Į teismus išaiškino, kad negalima mažinti vandenį. Aš labai atsiprašau, noriu žiūrėti klausimą jūsų. Čia buvo reikia pasakyti, kad investicijos, investorius ateina pinigai, bet kiek kainuoja žmogaus gyvybė? Neįkainojama, ponė, neįkainojama. Tai žiūrėkit, kiek žmonių atėjo pas jūs, čia tik atėjo. Virš 7 000 žmonių gyvena tik tai Pagiriuose. Šalia yra Vaiduotojai, Milikonės ir Vilnius. Tai šitiek žmonių, peržiūra yra tūkstančiais eina, čia mes piketuojam, o žmonės žiūri tie, kurie negalėjo ateiti čia atvykti. Tai įsivaizduokit, ant kiek mes jau 3 metus jau gyvenom ir nerimas yra siaubingas. Pernai eksperimentas buvo, kaip jūs sakote. Vaikai mokyklose negalėjo išeiti į lauką. Rugsėjo mėnesį nei vienas vaikas nebuvo išleistas į lauką. 200 metrų iki Smarvės, plus ūžė, garsas. Miegoti neįmanoma, 4 valandą rytais aš būstų negaliu nakčiai. Čia buvo eksperimentas padarytas. Tik eksperimentas. Tai mes turim teisę gyventi, ar ne? Bet jeigu žmonės daro savo biznį ir yra interesai, mes šitą matom Seime, mes šitą matom kiekvienoje ministerijoje, kalbėjau su Seimo nariais. Jie sako, visi, kas čia darosi, yra jovalas ir išvis, nėra su ko kalbėti. Tai mes atėjom su jumis žmoniškai kalbėti, suprasti, kadangi jūs irgi norit gyventi ir ačiū jums, kad atėjot. Tai faktiškai išgirskit mus ir šitą gamyklą tikrai negali būti Pagiriuose. Ne viena gamykla negali veikti. Pradedant nuo šitos. Ačiū labai. Bet to tiesiog dar kartą akcentą norim uždėti, ta prasme, kad nelokalizuokim šitos problemos, kuri yra visai Lietuvai. Įstatymas dėl Pagirių nėra keičiamas, ne dėl Pagirių yra keičiamas. Taip galima iš tikrųjų atidaryti Pandoros skryną, kurios nei jūsų, nei kitom kadencijom paskui jau nebebus kaip ištaisyti. Taip kad investicija turi savo kainą. Aplinkos ministras ketvirtadienį pasakė,
kad valdžia padarė daug klaidų. Investuotojas pasakė, kad jie irgi padarė labai daug klaidų. Mes, Lietuvos gyventojai, šiuo atveju nepadarėm nei vienos klaidos. Ir mes neturime mokėti už jūsų arba verslo klaidas. Suprantat? Mes už tai turėsim sumokėti savo sveikatą. Aš noriu tą pasakyti. Gamykla, neatitinkanti galiojančių teisės aktų reikalavimų, negalės veikti. Ir čia yra labai aiškus ir vienareikšmiškas atsakymas. Ar ministrė, jūs pažadate, kad jūs teisės aktų nepriderinsite pagal tą investuotoją? Jo, atsiprašau, neišgirdau. Ar jūs prižadate, kad netęsite teisės aktų derinimo pagal tos įmonės reikalavimus? Žiūrėkit, teisėkūros procesas, tai aš dar kartą noriu pažymėti, jis yra labai irgi aiškiai reglamentuotas, visas viešas derinimas yra lygiai taip pat su bendruomenėm daromas, dėl vazų įsakymas 3 kartus buvo derinamas ir ėjo į viešą derinimą ir mes visada iš jūsų gauname ir komentarus ir su jumis susitinkame ir bendraujame ir turbūt to nepaneigsite, tai dar kartą noriu pasakyti, nėra taip, kad verslo yra dar tie visi pakeitimai dėl SŽNSI yra inspiruoti irgi ir pateikti pasiūlymai iš valstybinių institucijų, tai šitą irgi išgirskit, išklausykit ir tai nėra verslo, nes tai yra ir valstybinės institucijos ir dar kartą noriu paminėti, kad toks absoliutus draudimas nepatikslinantis kai kurių dalykų praktinių veda į tai, kad negalima tada nei priešgaisrinių, nei gesintuvų naudoti, nei šildyti patalpų, nei vėdinti, kondicionuoti patalpų ir panašiai. Aš žinokit, viskas, ne? Gerai. Ačiū labai. Ačiū labai sveikatos. Sėkmės. Tikrai. Ačiū, kad išgirdo, taip tikiu, išgirsim. Ir atvažiuokit vandeniu pavaišinsim. Metus neišgirdo. Išgirsit. Per prievartą. Tiek dėl poveikio aplinkai vertinimo, tiek dėl veiklos pradžios ir dėl draudimų, dėl specialių žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimų. Tai tiesiog tą noriu pasakyti, kad jeigu tos sąlygos nebus išpildomos, tai negali veikla būti vykdoma. Tai šitoj vietoje yra labai aiški žinutė. Bet kokia veikla turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Ar sakytumėt, kad trūko diskusijos, ir kad nes gyventojai kalba apie tai, kad projektas iš principo buvo stumiamas ir ar valstybė turi iš tikrųjų pakankamai tų saugiklių, kad ten tų negerovių nebūtų, tas taršos būtų kuo mažiau arba lūkestis turbūt, kad jos apskritai nebūtų. Šiaip reikia pripažinti, žinot, ta istorija gerokai ilgesnė nei kad, aš jos ištakose tikrai nedalyvavau, bet tikrai tą istorinę atmintį pasikėliau nuo pat pirmųjų dienų, kai pradėjau darbuotis ministerijoje. Tai tikrai reikia pripažinti klaidų būta ir tokių tam tikrų netikslumų, dėl ko dabar finišo tiesioje, kai ta gamykla turi pasileisti akivaizdu, tai dėl to ir yra, kad buvo deklaruojama vienaip, o faktas išlindo kitas. Bet tai, kad jinai iki šiol neveikia, tai tik parodo, kad nėra jokių nuolaidžiavimų ir negali jų būti. Tiesiog visi veiklos vykdytojai, ar šitas ar kiti, prieš pradėdami veiklą, jie turės atitikti tuos reikalavimus, kurie yra nustatyti. O šiuo atveju yra labai akivaizdus ir pagrindinis reikalavimas įrodyti, kad nenaudojamas yra pavojingos cheminės medžiagos. Dabar vėlgi patys gyventojai savo, kad nei šita, nei jokios kitos gamyklos neturėtų stovėti, kokie čia galimai šitas Na, žiūrėkit, dar kartą aš noriu pasakyti, tos aišku, ministerija neturi įrankių nukliauti gamyklos, jos perkelti ir arba pasakyti, kad jinai čia tikrai ne vietoj, vertinant visas jau stadijas, kurios iš tų projektų yra įgyvendintos. Aš tik tai ką galiu pasakyti iš mūsų pusės, tai dėl poveikio aplinkai vertinimo, dėl to objekto pradžios ir starto, siekiant įsitikinti, kad tikrai atitinka visas leidimo sąlygas ir poveikio aplinkai vertinimo metu deklaruota informacija. Ir tai, kad šitas objektas jis jau pakliūna į tą padidinto dėmesio mūsų objektų sąrašą ir natūralu, kad patikros aplinkosauginės jos irgi, vertinant jautrumą, tikrai ir kokybiškos, ir reguliarios, ir visaip kaip bus ištikrintos, tai tą galiu tikrai pasakyti. Bet šiandien dieną reikia sulaukti tam tikrų teismų procesų pabaigos, kurie dar nesibaigė dėl poveikio aplinkai vertinimo ir tada bus aišku.
dar grįžtant prie ekonomikos inovacijų ministerijos, iš tikrųjų, ar buvo ten spaudimas iš tos pusės, kad tas projektas turi judėti į priekį, nors gal buvo galima jų stabdyti kažkuriam taškai, jeigu yra tokia situacija? Na žiūrėkit, aš tikrai nedalyvavau, kai šitas projektas, nes kaip žinia, jis yra pripažintas ir kaip valstybei reikšmingų projektų ir gavęs ir valstybės tam tikras subsidijas, dotacijas, bet tikrai nebuvau ištakose tada ir apie jokius spaudimus, aš asmeniškai jokio spaudimo nepatyrus esu ir tikrai manau, kad ir pati aplinkos ministerijos komanda, mes tiesiog turime irgi formatus, dalykinius formatus, kuriuose aptarinėjame būtent tokių projektų įgyvendinimo metu kylančias problemas. Ir tam formatui specialiai komisijai vadovauja ekonomikos inovacijų viceministras. Tai tame formate dalyvavo tiek verslo, tiek buvo bendruomenių atstovai pakviesti. Tikrai vėlgi klausėme visas pusės, irgi ieškojame sprendimų. Mes tikrai labai irgi nuosekliai raginame ir sakome, kad turi vykti dialogas ir tarp įmonės ir bendruomenių, kas yra labai normali ir sveika praktika, imant ir gerąją vakarų Europos patirtį. Ir jeigu, sakykime, šiandien dieną Lietuvoje toksikos gamykla, kaip žinia, pavojingų atliekų deginimo įmonė, atradus raktą į bendruomenių širdis ir susidraugavę ir tikrai pasitikėjimą turi abipusiai ir įtikinę, kad ta įmonė neteršia degindama pavojingas atliekas visiškai kaiminystėje gyvenančių žmonių. Ir bendruomenių atstovai atvažiuoja į jų jubiliejų pasveikinti įmonės. Tai iš tiesų yra tų gerosios praktikos pavyzdžių ir Lietuvoje ir matyt, to dialogo tikrai pritrūko galbūt ir ankstyvoje stadijoje, yra tikrai neišvengti ir klaidų. Tai bet šiandien dieną tiesiog jas reikia ištaisyti ir reikia užtikrinti, kad teisės aktai, kurie Lietuvoje priimti galioja ir kurie sudeda saugiklius žmonėms užtikrinti gyventi švarioje ir saugoje aplinkoje, būtų realizuoti. Vienareikšmiškai, tai gali būti tikslinimas, mažinimas, didinimas, tai yra normalus gyvenimiškas procesas ir ta tvarka čia irgi nenauja, nieko nėra nei kažkaip lengvinančiai peržiūrėta, nei kažkaip. Tiesiog reaguojant į teismo sprendimą yra aiškiai vardinta teisė subjektams, kas gali inicijuoti apskritai tokio projekto rengimą. Tai viso labo tik tokie pakeitimai padaryti. Ministro tiesiog darbotvarkė yra suplanuota, aš pati šiandien pirmą dieną po atostogų ir apie tai, kad turėsime tokį piketą, sužinojau atvykus į darbą. Ačiū labai. Sėkmės. Gyvensim be ko manyti. Viskas bus gerai. Gyvensim be ko mano. Viskas gerai. Be ko mano ir be ko manito. Sėkmės jums. Ačiū, viso gero. Atstovai kažkur užsienyje dėl jų jubiliejaus, ne? Tai, ką aš išgirdau, tai iš tikrųjų išgirdau bandymą lokalizuoti problemą, tai yra sumažinti, sumenkinti jos mastas, o iš tikrųjų grėsmė yra iškilusi visom Lietuvos vandenvietėm ir geriamajam vandeniui. Bandymas priversti gyventojus tapti teisininkais, kurie gali perskaityti kiekvieną įstatymo pataisą, paversti mus budėtojais, kad pamatytumėm net 5 kartus per kadenciją keičiamus poįstatyminius aktus. Tai iš tikrųjų tokia pozicija nuvilinti ir kelianti iš tikrųjų dar daugiau nerimo, o išėjimas turėjo lyg ir nuraminti gyventojus, tai iš tikrųjų nuvilia. Bet tikėkimės, kad prisibelsim kažkaip į tą sveiką protą ir į tą tokį bendražmogišką dalyką. Vis tiek paskutinis dalykas, ko žmogus gyvenime atsisako, tai yra stiklinė vandens. Tai labai norėtųsi iš tikrųjų, kad ministras irgi apie tai pagalvotų. Ir dar klausimas gali būti, jeigu rašysit, kiek kainuoja žmogaus gyvybė? Šitiek žmonių gyvena, atvažiuoti arba ateiti pas mus, kaip okupantai. Okupavo visus, 3 metus jie tylėjo išvis. O dabar jau praeitą savaitę ar kada jau mes norim su jumis bendrauti. Palaukit. Jūs gavot tokį leidimą, negavot kitą, dėl tų darbų irgi negavot nieko. Ir dabar jūs norit kažkodėl, čia žinot, kaip tas vagys ateina patyliukais. Bet faktiškai čia mes pernai pajautėm, kad aš yra posūdis. Mes
kas yra va dabar tiek žmonių susirgo, tai turi tą vėžį ir plaučių vėžį, tai dabar mes vėl eksperimentai vėl bus su mumis, vėl bus įstatymai ir va čia tampama tokia guma. Baimės neišsklaidė. Prašau? Baimės neišsklaidė. Ne, tai čia ne, mes užgrūdinti, mes dabar eisim toliau, pirmyn, kadangi tikrai netylėsim, kadangi mes supratom ir suvokim, kad žmogaus gyvybė žymiai brangiau kainuoja negu šitas investorius. Ačiū. Gerai, galime. Gerai, tai labai trumpai papasakokite, kas yra, kaip atrodo gyvenimas šalia tos gamyklos. Nu kaip, žinokit, aišku, dar gamykla, sakysim, taip, dar neveikia, bet žinokit, tą, ką mes patyrėm paskutinius, nežinau, visą žiemą, ar ne, visą tą laikotarpį, tai žinokit, yra susijęs su montažu. Tiesiog, pamatot, mašina pravažiavo, jūs nieko negirdit, mes taip gyvenom 24 valandas per parą. Suprantat? Langai, sakysim, yra 3 kamerų, ar ne, vat pakeista, viskas tvarko, ar ne. Puodelis kavos stovi ant stalo, tu tiesiog jauti vibraciją. Ar tai yra normalu? Nemanau, kad aplinkos apsaugos ministerijoje puodeliai vibruoja, ne? Pas mus vyksta tai naktį ir dieną. Apie garsus, tai čia iš vis, aš tai suprantu, čia yra tragedija. Robertai, garsai. Iš esmės situacija yra tokia, kad buvo kažkada tai Vilniaus šiltnamių kombinatas, kuris tiesiog pasitraukė dėl savo veiklos ir buvo tuščia teritorija. Aplinkui gyvenvietė, kuri visiškai ramiai gyvena. Tada ateina investuotojas, ateina su gamykla ir jungia bandymus žiūrėti, koks poveikis yra daromas. Gavosi tokia situacija, kad mes turime 24 valandas per parą nepertraukiamo garso, 7 dienas per savaitę, tai yra šeštadienis, sekmadienis, visos darbo valandos baigėsi, garsas eina, eini miegoti, garsas eina, užsidarai langą, garsas yra sumažėjęs. Tai iš esmės gavosi taip, kad mes esame priversti gyventi pastarajame garse, kuris iš esmės nekinta. Visiškai situacija sudaro tokia. Žmonės, kurie labai nori mėgina kurtis šalia pagiriuose, statėsi namus, dabar yra pilnas skelbimų apie pardavimus namų. Tai yra, aš pažįstu asmeniškai šeimas, kurie žadėjo savo gyvenimą susijęti su pagirių gyvenvietė. Dabar jie ką tik yra pastatę ir dabar stovi plakatais su užrašais parduodami. Žmonės, kurie norėjo įsigyti butus, užduoda klausimus socialiniuose tinkluose, ar verta ar neverta, ką galima atsakyti. Aš tiesiog paima ir parašo, kad yra garsas aiškiai nepertraukiamas ir žmonės tiesiog neperka. Turto kaina iš tikrųjų keičiasi visiškai žemyn ir tarkim, man asmeniškai, mano vaikai, abi dukros su išsilavinimu, baigusios rimtus mokslus, žadėjo tikrai neemigruoti, o gyventi Lietuvoje, dirbti Lietuvoje ir gyventi, apsigyventi pagiriuose, dabar šitą dalyką iš esmės atsisako ir savo ateities su pagirius nesieja, nes gamyklos įtaka aiškiai akivaizdi yra. Ir ten, kas įdomu, viceministrė ir kalba apie normas. Aš suprantu, galbūt normas kažkaip tai įstatymiškai jie sugebės prilyginti, bet dalykas tas, kad fiziologinis poveikis garso ir kvapo jisai dėl to nesikeičia. Tai yra, kad jie pakeis normas, dėl to mano ausis nepradės mažiau girdėti ir poveikis gyvenvietei. Šalia yra gimnazija, šalia kultūros namai statomi yra, šalia yra upė, kuri tiesiog yra susijęta su nerimi, su visa vandenvietė. Ir labai svarbus dalykas yra tai, kad tai yra rezervinė vandenvietė, skirta sostiniai. Ir tuo atveju, jeigu dabartinė veikianti vandenvietė, dėka politinės situacijos, jinai tiesiog yra susijęta su Baltarusija. Ir jeigu kažkas atsitiktų tam dabartiniai vandenvietei, reikėtų naudoti rezervinę vandenvietę, kurie aprūpina mūsų sostinę. Ir dabar keliamos yra rizikos tai vandenvietei, kuri yra rezervinė. Ar tai yra valstybės požiūris į saugumą? Tai yra, aš nežinau, jeigu susidarytų kažkokios tai aplinkybės tokios, po to ieškoti kaltų, kodėl netgi vanduo tapo Lietuvai problema, kuri niekada nebuvo problema, dėl to, kad kažkada tai ministerijoje buvo priimtas sprendimas leisti rizikuoti ir statyti gamyklą, kurios neaiškus yra poveikis.
Bus tik tai popierinis, va tai va, aiškinimas ir paskui žiūrima kaip eksperimentą. Eksperimentas būsime mes, su garsu, su kvapu ir su visu poveikiu. Koks rezultatas bus po 10 metų, aš nežinau. Ačiū. Su vaikais iš tikrųjų mes mūsų labai rūpi Lietuvos vanduo ir bijome to, kad jeigu atsitiktų avarija, reiškia, Vilniuje vanduo tiekiamas iš mašinos yra nerijos vandeniu ir įvykus avarijai, daryti didžiulį tragediją, nedidėlių piliečiams, tai yra visam Vilniui, nes pas mus patyruose yra aprobuota, patikrinta Pagirių rezervinė vandenvietė Vilniaus miestui. Ir tai yra svarbu ir mums gyvenantys Pagiriuose, nes geriam šitą vandenį, mūsų vaikai geria šitą vandenį. Dabar čia, mes visi žinome, kad buvo teismai, tie teismai yra laimėti, vandenvietė yra atstatyta, bet mums vis tiek, reiškia, norisi kovoti, nes mes matome užkulisiuose, kas vyksta ir yra, reiškia, specialiai keičiami poįstatyminiai aktai tam, kad sumažinti apribojimus būtent vandenvietėms, bet ne Pagirių vandenvietė, o tai yra visai Lietuvai, tai problema yra visos Lietuvos. Tai jeigu konkrečiam, reiškia, kažkam verslui, reiškia, priims poįstatyminius aktus, juos patvirtins, bet įstatymas galios ne tik tai, reiškia, Pagiriams, bet ir visai Lietuvai, nes keičia bendrą pagrindinį įstatymą. O tai ką tada jūsų šeimai? Čia aš manau, kad yra tik tai pradžia ir mes kovosim iki galo. Iš tikrųjų, mūsų šiandien susirinko tiek, kiek yra. Tai yra jau nemažai, bet mūsų palaiko tikrai didelė grupė žmonių ir manau, kad pamatys dar daugiau. Galbūt jeigu mes matysim, kad mes nepajėgus kovoti, mes jungsim, reiškia, žmonės, vilniečius, nes tai yra visiems svarbus klausimas. Gal galim ir tada jaunimo paklausti, jums, kuos norėtų to vandenviečio? Problema ta, kad mes gyvename prie strateginės vandenvietės. Tai yra startinio vandens stotelio, kuris visiems Vilniui, Lietuvai, kaip apsarga, mes turėtumėm pagerinti. Pagirių vandenvietė tai yra vienintelė vandenvietė. Kol kas dar nėra, bet po to mes jau bijom dėl to vandens. Jeigu mes toliau nekovosime ir nebandysime saugoti to vandens. Ačiū labai, Mes savo problemas. Padarėt problemas. Padarėt klaidas. Spręskit, bet mes neturime už tai mokėti. Jūs neturite už tai mokėti ir jūs neturite už tai mokėti. Aš labai. Ačiū dalyviams. Dar daugiau ir dar stipriau. Kiekvieną savaitę. O gal tu dar neišmeti?